nužiūrėjimai, magija, prakeiksmai, vat šiandien tokia tema vudų magija, aš jums papasakosiu, kaip tai veikia, kad jūs nepasimautumėt pašarlatanus visokius, kurie iš jūsų tik pinigus išvilios ir nepadarys nieko. Kaip tai veikia? Reiškia, kada mes gimstam, maži vaikai gimsta į šį pasaulį, jie ateina jau sugadinti, reiškia, atskiros asmenybės viduje, ten va tos ekstra asmenybės vadinamos yra, nes žmogus auga savo pasąmonį neturėdamas autoritetų, neturėdamas savo centro, jis nėra vientisas, jis reiškia, nežino, kodėl jam taip pat jį priverčia įti į mokyklą, apmokina, teoriškai kaip ir išsilavinęs, žmogus viduje jaučiasi blogai, nes ten 5-mečio programos dirba ir toliau. Ir reiškia, yra kolektyvinė pasąmonė, kurioje mes esam prijungti ir čia daugelis painiojasi su tais visokiais praeitais gyvenimais, tai nežino, iš kur ta patirtis yra pasąmonė. Tai vat reiškia, yra algoritmas, įsivaizduokit, kad kiekvienas žmogus savo viduje turi, kad ir vėžinės ląsteles, ar ne, kol jų nelieti, neduodi jo maisto, jos neauga, neegzistuoja, kaip sakant, nedaro jokios žalos. Lygiai taip pat su magija ir visais tais nužiūrėjimais, prakeiksmais. Jeigu pas tave tvirtas stuburas, jūs pabandykit mane prakeikti, pamatysit, kad nieko nepavyks, arba karo tuos kūrėjus pabandykit prakeikti, pamatysit, kad jūs nesugebėsit to padaryti. Čia, kad bet kuris čia būtumėt geriausia ragana ar kažkoks tai ten, nežinau, ekstrasensas. Bandykit, nepavyks jums to padaryti, nes jūs nieko negalit. Jūs esate vaikai pirmiausia. Čia tiem, kurie tą daro. Vudų lėlės ir panašiai. Gerai, yra algoritmai tokie. Žmogus, kada toksai nevientis, jisai pradeda ieškoti atsakymų, kai jam kažkas nesiseka. Tada jisai, reiškia, atsiranda jam kažkas pasakė, gal tave nužiūrėjo, gal prakeikė, gal dar kažką, gal kažkur perskaitė tokį, jeigu tokių minčių pradėjo suktis. Ir žmogus va tada paliečia tą savo vėžinės ląsteles, reiškia tą failą, kuris yra apie prakeiksmą arba nužiūrėjimą arba magiją. Ir kai jisai įjungia patikėjęs per baimę, jisai labai lengvai tą savo kritinį faktorių pažeidžia ir įsileidžia į vidų tą komandą. Bet šitos baimės jos lengvai veikia, o kažkokius pozityvius dalykus jūs per tą kritinį faktorių patys niekaip nesugebat padaryti. Visas mūsų pasaulis su negatyvu paremtas, dėl to taip yra, taip lengviau jūs valdyti. Ir žodžiu, kai tu įjungi tą mechanizmą, tavo visa realybė pradeda patvirtinti, kad pas tavį yra prakeiksmas, nužiūrėjimas ar panašiai. O ką jūs darot, jūs patys nesugebat to susitvarkyti, jūs tada bėgat pas tokius, kurie už jūs padarys. O už jūs kaip padaro, tai jūs arba patikėsit arba ne, jisai arba išjungs tą mechanizmą arba ne, bet jūs vis tiek neliksite vientisi. Ir tada tasysis, tas jūsų ten vargu ar pagerės, nes jūs būsit pririšti prie to šarlatanų vadinamų, kuris jums nuiminės tos visus prakeiksmus. Čia reikia paimti žmogų, padaryti į vientisą, pradirbti, kad sudėlioti tas visas dalis į vieną, kad jisai savyje viduje jaustųsi gerai, tada jam neliks jokių baimių, atsiras pasitikėjimas, atsiras vidinis balsas teisingas, jisai pradės gyventi savo gyvenimą ir kai išgirs apie tokią magiją ir panašiai, tai juokas su jiems, nes tai atsiras imunitetas tokiam dalykam. Dabar yra toksai dalykas dar. Jeigu tu nori, registruokis į pirmą nemokamą konsultaciją pas mane. Tik tai tu supras, kad už viską šiam pasauliu reikia mokėti. Jau jūs nebe vaikai, jums turėjo kažkas anksčiau pasakyti, vaikė, tu užaugai, o dabar tu turėsi už viską susimokėti, nes tau svetimi žmonės už dyką nieko nedaro. Tai tą reikia jums suprasti, prieš registruojantis. Tai va pirmai yra nemokama, kad jums parodyti, kad aš galiu. Aš jums parodysiu, prijungęs jūs prie jūsų pasąmonės, kas ten veikia, jūs kokią sistemą, nes jums tai ir atrodo, kad tai yra magija padaryta ar kažkas tai iš išorės jūs valdo. Taip žmogus jaučiasi, žinau, aš tai praėjau savo kailiu. Ir žodžiu taip, jeigu jūs galvojat, kad jums reikia tik tai magiją nusimti, va ten tą kažkokią tuos bortus ir panašiai, ir tai pinigų bloką ar dar kažką, jūs neikit pas mane, čia ne aš šitą darysiu. Aš paimsiu, aš sugriausiu jūsų tapatybę, va tą mižnių, kuris gyvena ir kaip sakant, padarytas iš jo vergas, aš šitą sugriausiu jūsų tą tapatybę ir jūs turėsit persistatyti per naują
perkonstruosiu, aš jums padėsiu perkonstruoti jūsų tapatybę į savarankišką žmogų, pasitikinti. Nebebus taip. Aš tų tokių pavienių programų nepradirbinėjau, jau viskas gana. Jeigu pasiryžęs keistis, ketini prisimti atsakomybę, tada registruokis į nemokamą konsultaciją, tada galėsim negaišti laiko, o realiai pašnekėti ir paaiškinsiu, kaip tai veikia, parodysiu ir pasakysiu ir kainą, nes šiaip aš kainos nesakau vien tik dėl to, kad aš nežinau, ar aš tau noriu parduoti. Aš turiu pašnekėti, žiūriu, kaip žmogus pasiruošęs, kad man nelestų smegenų ir kad aš, kaip sakant, negaiščiau laiko. Tai va, tikėjom.